Sveiki! Šiandien pasidalinsime naudinga informacija, kaip naudotis atnaujinta savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas savitarnos svetainė. Svetainė sukurta tam, kad Vilniaus miesto gyventojai galėtų teikti prašymus dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo, stoti į socialinio būsto eilę, peržiūrėti sutartį, sąskaitą, skolų likutį, atlikti mokėjimus internetu, teikti prašymus dėl remonto, būsto pirkimo ar kitų aktualių klausimų. Taigi, pirmasis žingsnis – prisijungimas prie svetainės. Pirmiausia, atidarykite savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas savitarnos portalą pasirinktoje naršyklėje adresu www.savitarna.vmb.lt. Prisijungti galite naudodamiesi savo vartotojo vardu, elektroniniu paštu arba kliento ID bei slaptažodžiu. Jeigu dar neturite aktyvios paskyros, svetainėje pasirinkite registracijos funkciją ir sekite nurodymus. Naujai atsidariusiame lange įveskite savo vardą, pavardę bei asmens kodą. Tuomet spauskite mygtuką Toliau. Naujai atsidariusiame lange įveskite savo elektroninio pašto adresą, telefono numerį, savo adresą bei spauskite mygtuką Toliau. Naujai atsidariusiame lange turite susikurti slaptažodį. Svarbu paminėti, kad slaptažodį turi sudaryti bent viena didžioji raidė, skaičius bei specialusis ženklas, pavyzdžiui, klaustukas, šauktukas, kablelis, taškas arba žvaigždutė. Ne ką mažiau svarbu ir tai, kad šiose dviejose skiltyse slaptažodis sutaptų. Jeigu sutinkate gauti pranešimus SMS žinutėmis, tuomet pažymėkite šį laukelį. Jeigu sutinkate gauti pranešimus elektroniniu paštu, pažymėkite šį laukelį. Kai susikūrėte slaptažodį, galite paspausti mygtuką Registruotis. Šiame lange galite matyti informaciją, jog jums yra sukurta savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas savitarnos svetainėje esanti paskyra. Jungiantis prie savo paskyros, naudositės administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu. Nurodytų elektroniniu paštu turėjote gauti paskyros aktyvacijos elektroninį pranešimą. Jeigu norite prisijungti prie savitarnos sistemos, turite paspausti gautame elektroniniame laiške pateiktą nuorodą. Jeigu norite aktyvacijos elektroninį pranešimą gauti dar kartą, turite paspausti šią nuorodą. Kai prisijungsite prie savitarnos svetainės, matysite štai tokį pagrindinį langą. Jame taip pat galėsite matyti savo kliento ID numerį bei savo paskyros informaciją. Elektroninio pašto adresą, asmeninę informaciją, kontaktus bei adresą. Taip pat savitarnos svetainėje galite pasikeisti ir savo slaptažodį, paspaudę štai šį mygtuką. Jeigu savo paskyros puslapyje atliksite tam tikrus pakeitimus, nepamirškite paspausti mygtuko Išsaugoti pakeitimus. Savitarnos svetainėje yra keletas skilčių – prašymų, dokumentų, sąskaitų, žinučių bei pagalbos. Savitarnos svetainė taip pat veikia ir keliomis kalbomis. Dabar papasakosiu apie kiekvieną iš skilčių plačiau. Taigi, prašymų skiltis. Šioje skiltyje galite matyti visus savo pateiktus prašymus bei pagrindinę su jais susijusią informaciją. Prašymo pavadinimą,
prašymo pateikimo datą, prašymo nagrinėjimo būseną. Taip pat sekti prašymų eigą, peržiūrėti bei atsisiųsti jų kopijas, matyti nagrinėjimo istoriją. Savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas priimtus sprendimus ir pateiktus atsakymus, valdyti prašymus, prireikus juos atšaukti ar inicijuoti naujus. Dokumentų skiltyje galite matyti visus susijusius dokumentus ir sutartis, jų sąrašą, būsenas bei galiojimo laiką. Taip pat atsisiųsti sutartis ar kitus dokumentus, sekti jų rengimo eigą. Sistema automatiškai elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute informuoja apie įvykdytus pasikeitimus. Sąskaitų skiltyje galite matyti visų savo sąskaitų sąrašą, jas atsisiųsti, apmokėti, peržiūrėti. Taip pat apmokėti sąskaitas tiek po vieną, tiek kelias iš karto. Savitarnos svetainės vartotojai taip pat gali gauti ir automatinį priminimą elektroniniu paštu ar trumpąja SMS žinute su apmokėjimo nuoroda. Skiltyje žinutės savitarnos svetainės vartotojai gali bendrauti su savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas specialistais. Taip pat gauti pranešimus apie pateiktus prašymus, sąskaitas, sutartis ar kitą jiems aktualią informaciją, perskaityti ankstesnius susirašinėjimus bei inicijuoti naują užklausą paspaudus mygtuką rašyti žinutę. Pagalbos skiltyje, kitaip tariant, dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje, vartotojai gali rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klientų klausimus susijusius su paslaugomis, prašymų teikimu, sąskaitų apmokėjimu, kitomis aktualiomis temomis. Šį kartą trumpas pristatymas apie savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas savitarnos svetainę. Jau artimiausiu metu pateiksime platesnę informaciją, kaip galima teikti tam tikrus prašymus.